Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien 1048 karo diena ir turime sausio 6 dieną turbūt. Ja, sausio 6 diena. Apie įvykius šiai dienai galima pakalbėti trumpai. Tai yra didžiausi mūšiai vyksta vis dėlto Pakrovsko kryptyje. Tai yra valdomas atsitraukimas, galima taip sakyti. Toks negriūnantis, bet valdomas. Priešas bando jį apeiti, tiesiog Pakrovską ir apsult. Yra, kaip ir sakyt, situacija nedėkinga ukrainiečiams. Gera naujiena, kad vėlgi nedaug informacijos iš Kursko, tai yra ribota informacija, pabandysim apžvelgti, kas tai yra. Aišku, praeitą savaitę geras naujienas pasirodė iš Juodosios jūros, vėl Budanovo vyrukai pasidarbavo, nuo katerio, bepiločio katerio numušė sraigtasparnius, 2, jeigu aš neklystu, sunaikinta vadavietė Kursko kryptyje, žuvo serbų verbuotas kariavęs 155 brigadai. Taip neblogai kala ukrainiečiai, sakykime, į pasirinktus taikinius, tai yra atlieka targetingą, kitaip tariant, nes rezultatai tikrai yra neblogi. Taip, mane čia kažkas paprašė pakalbėti apie rusus, kadangi analizuoja daug ukrainiečių situacijos, pas rusus irgi situacija nėra labai dėkinga, jeigu pas ukrainiečius nėra taip masiškai, sakykime, kad visuose daliniuose nėra pagarbos kariams. Turim tų atvejų, žinom, kad, kaip sakoma, ir tarp čigonų pasitaiko vagių, nenoriu žeisti, bet čia lygiai tas pats, kai kur nėra pagarbos kariams. Ten pagarbos nėra iš tikrųjų, kai matom iš viešųjų šaltinių, kiek yra apklausų daryta, kiek teko bendrauti su tais, kurie paėmė į nelaisvę. Ta pati Baltarusija, kur buvo Nacgvardija paėmusi, sakė bičas, Hebra, aš džiaugiuosi, kad mane paėmėte į nelaisvę. Tas jis pats pasidavė, bet jis gyveno geriau nelaisvėje pas juos tą savaitę laiko, kol buvo išvežtas iš zonos ir perduotas mainams. Tai, sako, aš jums ir plausiu, ir skalbsiu, ir tvarkysiu, tik už maistą. Tai įsivaizduokim, kokiam sąlygom jisai gyvena. Nors įkliuvo kvailai. Baltarusijoje įkliuvo kvailai, tai yra su žole. Ir iškart prisistatė FSB agentai, kurie pasiūlė variantą. Už tai, kad nesėdėt, pasirašyti kontraktą. Bet toje situacijoje jisai tarnavo dar su vienu Baltarusiu, pasigyrė tai, kad kai išvažiuos atostogų negrįš. Ir jį paskyrė, kadangi buvo įtišnikas, buvo prie ryšių dalinio, jį tiesiog išmetė iš šturmo dalinio. Tiesiog, kadangi nesiruošė grįžti, tai geriau iš tenai negrįžo. Tai jisai paėmė ir pasidavė. Tai va tokia situacija yra su belaisviais, sakykime. Bent jau belaisvius, kurį sulaikė Nacgvardija, tai yra šitos brigados vyrukai, teko, sakau, bendrauti. Toliau, pas rusus yra, aš sakyčiau, galbūt 3 kastos. Tai yra, gal ir daugiau galima būtų skirsti, net neskirstyčiau, yra tai kupranugariai, kurių užduotis yra nunešti amuniciją iki tam tikro taško, įrengti poziciją. Tai reiškia, vaizdas toks yra, kad jie net ginklo negauna. Jų užduotis yra nešti. Ir tas nenunešė, žuvo, atbėgo kitas, paėmė, toliau neša iki tam nurodyto taško. Ten įrengiama pozicija, prisidengiant kūnų, kasa idealiai greitai. Molė sakė, Hebra, ekskavatoriai taip nekasa. Tai vienas pliusas geras, kad kasa gerai. Toliau yra reksai. Tai reksai tie, kurie atakuoja dalinius. Šitie perneša, tiek jau tada bando reksai įbėgti, užimti tą poziciją, iš kurio šturmuos ir prasideda ataka. Trečia grupė yra gerai paruoštų karių. Aš turiu gerai paruoštus, tai bent jau kur Limano kryptyje susidūriau, ta prasme su informacija. Jie dirba profesionaliai. Dirba 3, aprūpinti 7-2 valandom, grubiai tariant, nes kadangi kuprinaitės yra iš tų, kurios buvo paimta, iš to irgi buvo taip pat išsiaiškinta 7-2 valandom. Paruošti idealiai. Išgirdo droną, slepiasi, išsilaksto.
ir laukia, kol dronas nuskris. Gali gulėti ir parą laiko. Tol, kol dronas įskris. Tai vat, atrodo tokia buitis, toks gyvenimas. O kaip atrodo mūšyje, labai paprastai. Rusai atveža 100 žmonių ir juos siunčia į mūšį. Po 3, po 6. Kai iš jų nieko nelieka, kas gyvi atsitraukia sužeisti, juos išvesdinėja iš sutelkimo rajono, į tą sutelkimo rajoną atveda kitus, bet kontakto tarp jų nėra. Ir tiem aiškiai duodamas nurodymas, kad ten yra švaru, ramu, jūs nueisit, padarysit. Ir tokiu būdu vėl naujieji taip išsekinami, vietoj jų ateina sekantis. Tai va tokiu būdu rusai bando veržtis į priekį. Aišku, matom, motociklais atakuoja, lygiai taip pat kvailai atakuoja. Matom, bagiais atakuoja. Tai ką tai rodo Rusijos kariuomenė? Rodo badmetį. Nes realiai, kai matom dabar Kursko srity prasidėjo, kaip vyksta operacija. Breliai atvažiuoja, išmeta pėstininkus, važiuoja kitų paimti. Tai vykdo taksi principą. O čia tiesiog vykdoma bagiais. Tai vat tokia situacija yra. O kas ten daugiau, manau, kad jūs patys puikiai žinot ir patys skaito tos pačius osintus, ta prasme, tos pačius Telegram kanalus, kaip jie ten skundžiasi, visa kita. Yra visokių įdomių situacijų, kad žmogus prabuvo ilgą laiką su turniketu. Teko amputuoti ranką, nes nebuvo kaip atsitraukti. Sužeistaisiais jie nesirūpina. Tai ką galima kalbėti, apie kokią moralę? Jokios nėra moralės. Karys tai yra mėsa, grina mėsa. Tai kaip ir minėjau, kad labai geras palyginimas yra, kuo pasikeitė nuo Antro pasaulinio karo. Tai kad Antram pasauliniam kare sovietai prarado 8,7 milijono pagal dokumentus, oficialius pateiktus statistinius duomenis, karių. 8,7 milijono. Kaip jums atrodo, kiek prarado amerikiečiai? 400 000. Tai vat iš to galima daryti išvadą ir klausytis ukrainiečių, kaip jie gerai išmano karą ir taip toliau. Amerikiečiai kariauja seniai, įvairius karus kariavo. Pradėkime nuo pilietinio karo. Ten buvo dideli nuostoliai ir vienoje ir kitoje pusėje. Baigim tuo pačiu Afganistanu. Taip, vieni sakys, jie pabėgo. Ne, jie nepabėgo, buvo suplanuotas atsitraukimas. Taip, kad afganistaniečiai pasidavė, tai čia yra kitas klausimas. Tai reiškia, tiesiog priėmė jie tokį sprendimą. Tai va, šitoje vietoje, kas moka kariauti, tai aš vis dėlto sakau vokiečiai ir amerikonai. Dar ir britai, sakyčiau. Tai va, kai sakoma, britai kariaus iki paskutinio sąjungininko, čia Hitleris pasakė. O apie amerikonas yra labai gera paprasta taisyklė pasakyta. Jie išbandys visus blogus variantus, tol kol prieis prie gero sprendinio. Tai va čia būdinga amerikiečiams. Tai ką mes matom šitam kare. Iš pradžių neduosim, paskui duodam, paskui vėl duodam kažkokios naujesnės ginkluotės, galingesnės. Tai va tokia situacija yra šitam kare. Manau, kad čia diskutuoti nėra ką daug, bet aš noriu pasakyti, kad būtent pas rusus yra tikrai moralė, kariai labiau demoralizuoti negu pas ukrainiečius. Tai vat šitoj vietoj aš tikrai esu ramus, jeigu taip galvant. Iš to, ką aš matau, nes taip ir ten yra. Ir ukrainiečių pusė yra mėsos šturmų, kur vadai liepia šturmuoti beprasmiškai. Nepaslaptis, 155 skandalas parodė, kai Bredlio vairuotojas, šarvuočio vairuotojas buvo išsiųstas į šturmo dalinį. Būrio vadas nesuprantama, ką veikia Prancūzijoje, nes su juo niekas neužsiminėjęs, tik tai praėjo bazinį kario rengimą. Čia vėlgi galima kritikuoti mus kaip sąjungininkus, nes jie ką užsakė, tą gavo. Jie gavo karių parengimą, bet ne vadų. Tai vat, į tai irgi reikia atsižvelgti. Bet jie yra morališkai nusiteikę ir tikrai geri kovotojai. Su jais galiu kovoti, tikrai esu ramus.
šitoje vietoje esu ramus, kad jie kovos. Aišku, yra kas atsitrauks, pasiduos, vardant to, kad išsaugot gyvybę, bet ukrainiečiai yra užsispyrę. Tai va tuo ir skiriasi nuo to ruso. Rusas jis daugiau yra vergas. Arba chalopas, kaip sakant, baudžiauninkas. Šeimininkas pasakė fas, jisai eis fas, ką mes matom. Bus neaprūpintas, eis neaprūpintas. Neduos ginklo, eis be ginklo. Ten, kai baigsis, eis pieškom. Tai kalbant, ta situacija, kokia yra bendra, yra tragiška, bet vienas pliusas yra, kad šeimininkai turi daug vergų, kaip sakant, baudžiauninkų, kurie įvykdys jų valią. Ir vykdys be ginklo savo kūnais, eis į priekį. Tai įsivaizduokim, kai mes juokiamės, kad kiniečiai puls mažom grupelėm po milijoną, tai čia puola mažom grupelėm po 3, po 6 ir braunasi į priekį. Taip, jie turi daug tos mėsos. Ne veltui pasikeitė visa politika, socialinė politika, kad skatinimas daugiau gimdyt vaikų. Taip, kam to reikia, po 18 metų turėsim jau galvarėzus, naują kartą galvarėzų, galima taip pasireiškia, galvažudžių. Nežinau, sakau, man apie tą kariuomenę tik bloga nuomonė, bet jie sugeba kariaut. Kariaut, nežiūrėdami savo aukų brutališkumo, netgi nežiūrint į savo karių brutališkumą, kad brutaliai su jais pačiais elgiamas. Pačia tas tikrai mane žavi, ant kiek reikia nusileisti neteisingam įsakymui, nemąstyti ir daryti tai, kad tave verčia. Tai yra tikrai žiauru. Gerai, apie šitą kariuomenę baigiam kalbėti, nes manau, kad visi puikiai matom, visi puikiai žinom, kas ten yra ir tiesiog paprašė trumpai, bandžiau paaiškinti, kaip visą tai atrodo. O dabar grįžtam prie žemėlapio ir pradėsim nuo Kursko. Kaip ir sakiau, kad situacijos nėra labai daug iš tikro, kas yra žinoma. Tai buvo vykdomos operacijos 3 vietose, galima sakyti. Tai šita kryptimi buvo judama. Ir Martynovkos kryptyje šiek tiek čia vat. Plius bandoma buvo judėti šitoje kryptyje, bet čia šiandien dienai buvo kontratakos atliktos. Tai jeigu atrodytų taip, kad ukrainiečiai stipriai daug nepajudėjo į priekį, tai jeigu pažiūrėsim, jeigu taip žiūrint nuo čia iki čia kažkur, tai turim apie 8 km per parą. Visur kitur yra apie 2-3 km, jeigu aš neklystu. Tai vat Martynovkos kryptyje irgi 3-4 km. Čia irgi tas pats. Tai vat standartinis judėjimas. Iš to, ką mačiau, ką teko klausyti, pateiktą video medžiagą, galiu daryti išvadą, kad biški buvo sutirštintos spalvos iš rašystų pusės, kad puola 6 brigados, galbūt šiek tiek ir tos dezinformacijos paleido patys ukrainiečiai, bet šiam momentui, ką aš matau, tai Sūžos kryptimi, Balšoje Soldatskoje, jeigu taip kalbant šitoj krypty, juda 3 brigados ir atskirasis 225 batalionas. Aišku, 3 brigados yra desantinės, tai labai panašu į tai, kas vyko ir galima sakyti, kad situacija tokia yra. Ir ten nebuvo, kad brigados, tai buvo labiau kuopos lygmens operacija. 10 šarvuočių, tai grinai kuopa. Ir remiama buvo tankas. Taip, situacija tokia yra. Kas įvyko šiandien? Aišku, rusai neleido snausti ukrainiečiams. Jie
tiesiog pabandė kontratakuoti ir kontratakavo. Bandau rasti tą vietą. Žemėlapis man neduoda tų pavadinimų. Link Malos Loknios. Jo, tai vat situacija buvo tokia, kad čia yra kelias, Liubimovka, Novoivanovka, Viktorovka ir Malo Lokne. Tai šitam kelyje rusai, galim pažymėti geltonai, sakykime, kad būtų lengviau jums. Šituo keliu kažkaip panašiai atrodytų, sakykime. Rusai padarė puolimą. Puolimo kryptis buvo Malo Lokne. Greituoju būdu ten 2 bardemai, jeigu aš neklystu, 2 prasiveržė link Viktorinovkos. Ir kas įvyko, ukrainiečiai juos sunaikino. Tai vat, kodėl visą tai įvyko? Įvyko dėl to, kad nėra pozicinės gynybos, tai yra manevrinės gynybos pagrindai. Tai vat šitoj vietoj jie turėjo pranašumą, aišku, bandė kontratakuoti čia. Ir tai yra normali situacija. Daugiau informacijos apie judėjimą kažkur ukrainiečių yra labai sunku. Sakau, čia yra tokia informacija biški ribota. Kaip ir sakiau, greičiausiai mes gausim informaciją po kokių 2-3 dienų. Taip apie rydieną, po rydieną turėtų pasirodyti daugiau informacijos. Aišku, šitoje vietoje lygiai tas pats vyksta. Galim sakyti, mūšiai pagal visą idėją atrodytų taip, būtent Kursko srityje. Ir aišku, dar rašystai pabandė šitoje vietoje pasienyje aktyvuoti, atsiprašau, ne čia. Būtent, jeigu mes turime čia, tai jų tikslas yra buvo, kad čianai aktyvuoti mūšio veiksmus ir šiek tiek daryti išėjimą link Sudžos, bet priešo operacija buvo sustabdyta. Taip, jeigu mes judam toliau, tai, sakykime, Charkovo kryptyje ten nelabai ką yra kalbėti, nes situacija yra be pakitimų. Toliau, vėlgi, priešas bando išeiti ant Kupiansko, jeigu taip žiūrint šitoje kryptyje. Per šitą dieną niekas nepasikeitė, kaip matom, situacija yra be pakeitimų. Aišku, bando eiti į Kupianską nuo Senkivkos, kaip matom, apeinant Senkivką žemyn ir einant nuo šitos perkelos Senkovė. Senkivka, Senkovė. Bet čia kol kas situacija yra kontroliuojama, bet aišku, jeigu priešas išeis ant Kupiansko ir uždarys nuo Senkovės kažkur šitą kryptį, čia šitie padaliniai bus priversti trauktis. Šiam momentui gynyboje jie stovi puikiai ir laikosi. Toliau Kopany, Zahir, Zove, čianai visur priešas, kaip sakant, stovi vietoje, galbūt labiau įtempta situacija yra Terny, kur priešas gan stipriai bando kontratakuoti, atakuoti ir išeiti žemyn link Jampolivkos, bet kol kas situacija yra be pakeitimo. Aišku, yra sujudimas Bilohirovkos kryptyje, priešo tikslas yra išeiti ant Limano. Taip, išeiti ant Limano ir nuo Limano išeiti ant Slovensko. Tai jo vienas iš tikslų yra. Tai ilgalaikiai tikslai, aišku, jeigu žiūrint iš kitos pusės, tai išeiti ant Česifjaro, nuo Česifjaro Kramatorskas ir automatiškai uždarome Slovensko kryptyje. Tai žiūrint, čia yra ilgalaikiai perspektyvoje vienas iš operacijos priešo variantų. Jeigu Česifjaras, kol kas situacija, kaip matom, laikosi,
priešas kol kas be pakeitimų, sakykime, situacija yra be pakeitimų, tai labai sunku kažką ir sakyti, reiškia, ukrainiečiai laiko puikiai gynybą. Jeigu mes turime Toretsko kryptyje, čia yra šiek tiek pakeitimų ir kas keiščiausiai, jie nedideli, bet galima sakyti, kai kurios vietos pasikeitė. Jeigu mes matom šiandien 4 dienos, tai šiek tiek yra priešo pajudėta miesto vidun, tai yra kairysis flangas, bet nieko katastrofiško nėra, sakykime taip, kad katastrofiškai griūtų gynyba ir ukrainiečiai bėgtų. Aišku, gaila, kol kas ukrainiečiai priversti trauktis, bet kai matom labai nedideliais atstumais, tai po 100, po 200 metrų, tai kaip sakykime, taktinis pralaimėjimas. Toliau mes judam link Pokrovsko, tai čia situacija yra labai įtempta. Pirmas dalykas Baranivka, Elizavetavka. Čia rašystai vėl eina arčiau kelio Mirhorod arba Pokrovskas Konstantinovka. Tai yra tikslas išeiti ant šito kelio, jau perkirsti. O antra kryptis yra, ką mes matom, judėti link Udačnė, Kotlinė ir išeiti už Pokrovsko į šitą vietą. Ir tokiu būdu apsupti Pokrovską ir bandyti į jo gynėjus įstuminėti. Aišku, bandymai vyksta nuo Lisivkos, Želesnė, šitą kryptimį iki Čionai, bet kol kas didelio čia prasiveržimo nėra to frontalinio, bet flanginiai griūna, kaip sakant, flangai net laiko, tačiau ukrainiečių yra silpna vieta, prakeiksmas galima sakyti, bet nes flanginiais apėjimais, klasikiniais apėjimais šiai dienai rašystai juda taip į priekį. Toliau turime Kurachovą. Kurachovas kryto, galima sakyti, patys ukrainiečiai pripažįsta, kad Kurachovas kryto. Rašystai TEZ elektrinė, tai yra termofikacinė elektrinė. Tai dabar čia yra laiko klausimas, kada jie atsitrauks iš šito rajono, nes čia nelabai yra į ką ir įsitvirtinti šitam rajone. Teks trauktis iki Konstantinopolį arba greičiausiai netgi Zelenikut, Bahati ir kažkur tai Rozlyv gali būti va taip kažkur dėliotis linija. Bet čia reikia žiūrėti, ką bus sumąsto, greičiausiai linija dėliosis va šitoje linijoje ir judės kažkur tai, vėlgi sunku dabar pažiūrėti, nes reiktų pažiūrėti aukštumų žemėlapius, kaip jie galėtų gynybą statyti, nes čia nėra lygumų kraštas, jos čia yra aukštumas. Tai turim tokią situaciją. Toliau, jeigu žiūrint, situacijos visur yra tokia be pakeitimų, sakykime, kaip be pažiūrėsi, Velika Novosilivka bando Novy Kamar uždaryti, nes Kučina uždaryti Velika Novosilivka, bet čia kol kas jiems nesiseka per flangus judėti į ukrainiečių užnugarį. Tai vat tokia situacija šiandien, tikrai mūšiai vyksta intensyvus, bet apie kažką tokio kalbėti sudėtinga yra. Ypač sudėtinga yra kalbėti apie tai, kas vyksta Kursko srityje. Bet kai matom, rašystai neturi didelių pajėgumų, kai man klausia, kad jie turi didelius pajėgumus, tikrai neturi tų didelių pajėgumų. Ir šitoj vietoj tai rodo, kad jie negali veržtis taip stipriai į priekį, nes jeigu jie būtų veržėsi išlaikę tokį intensyvumą, kokį turėjo, tai jau šiai dienai būtų buvę Pokrovske. O dar iki Pokrovsko nedaėjo. Antras dalykas, rusų taktikui, kas vienas dalykas įdomus pasidarė, tai kad mes to sakom tankai sarajai, tie, kur apvyrinti važiuoja ten senieji 62, gal 50 kelinti, aš jau tankuose nelabai gaudusi. Tai po jais yra sustatyti galingi rėmai, 5 kW, pakabinamas generatorius ir juda. Ir šalia jų juda šarvuočiai.
Jisai pasistato į vietą, reiškia, padaro kupolą, o šarvuočiai atvažiuoja, taip išlaipina karius. Tai vadinamas toks taksi principas. Tai vat, rusai tokią taktiką naudoja dar karių pristatymų į frontą. Ką žinoma, šiai dienai kaip ir viskas su ta apžvalga, situacija fronte matot, negriūna frontas, taip kaip norėtų kažkas pasakyti, kad griūna. Dar kartą dėkui Jums, kad stebit kanalą, spaudžiat like, remiat per Contribui platformą ir iki sekančios laidos.